Labadiena, mano brangūs žiūrovai. Toliau tęsime laidų ciklą į sveikatą. Šiandien aš jums noriu papasakoti apie tai, kas vyksta mažutėje ląstelėje, ką reikia daryti, kad ląstelė būtų sveika ir kokį stebuklingą preparatą sukūrė rusų mokslininkai, kuriuo jau turim galimybę pasinaudoti ir mes čia Lietuvoje. Tai matėt, kokį kosmosą aš jums parodžiau. 3 žodžiais galiu paaiškinti taip. Tai yra mūsų ląstelė. Organizme tokių ląstelių yra iki 95 trilijonų. Ir visa šita schema parodo, kokios biocheminės reakcijos kiekvieną dieną vyksta ląstelėje. Ir taip užtikrinamas mūsų gyvybiškumas. Taigi, pagalvokime dabar kartu. Kad tiek reakcijų įvyktų, reiškia, ląstelė turi gauti labai daug ko. Bet jai nereikia cepelinų, jai nereikia karbonadų. Iš viso šito jinai pasiima amino rūgštis, kurių organizme yra 28. Toliau, kad tos cheminės reakcijos vyktų, būtini mineralai. Jų reikia minimum 15. Ir 5 iš jų turi būti šarminiai. Toliau, kad visas šitas chaosas tvarkingai judėtų, mums reikalingi vitaminai. Jie priduos impulsą. Dar, kad įvyktų virškinimas ir visos maisto medžiagos būtų suvirškintos ir ateitų iki ląstelės atskirų statybinių medžiagų pavidalų, reikalingi fermentai. Jų yra 7 grupės. Ir ląsteliai užtikrinti informacinius gebėjimus, informacinių impulsų perdavimą, taip pat membrano, kad jinai būtų tinkamos struktūros, reikalinga polinesočiosios riebiosios rūgštys, jų yra 3. Ir štai mes turime ląstelės telefoną. Tai 28 amino rūgštys, 15, o geriau būtų 70 mineralų, 12, bet plus pilna B grupė gaunasi 20 vitaminų, 7 grupės fermentų ir 3 polinesočiosios riebiosios rūgštys. Nes, jeigu prisimenat, anksčiau aš jums buvau aiškinus, kad ląstelė atrodo taip. Stilizuotai nupaišysiu. Ir 80% ląstelės sandaroje yra vanduo. Struktūruotas. Toliau, 15% ląstelėje yra baras, baltymai, angliavandeniai, riebalai. Iš maisto ląstelė turi gauti baltymus, angliavandenius, riebalus. Svarbiausias iš šitų komponentų yra baltymas. Ir baltymui šiandien bus skirta visa laida. Ir 5% ląstelėje yra energija. Energiją mes gauname iš vitaminų ir energiją duoda angliavandeniai bei riebalai. Reiškia, ląstelė visą tai turi gauti kasdieną. Kodėl toks svarbus baltymas, aš aiškinu toliau. Baltymą organizmas pasisavina ne visą. Baltymas, būdamas statybinė medžiaga pagrindinė, jisai skyla į amino rūgštis. Amino rūgštis tai yra specifiniai baltymai, kurios, kaip tos statybinės plytos, aš paskui paaiškinsiu jums 5 funkcijas, kokias atlieka baltymas organizme. Pradžioje, jeigu kalbėtume apie statybinės plytas, tai turiu aš jums paaiškinti anabolizmą ir katabolizmą. Girdėtas žodis, sportininkai naudoja anabolikus. Kas tie anabolikai? Anabolizmas tai reiškia, kad baltymas tarnauja, jisai keliauja į ląstelę statybinių plytų pavidale. Tai yra tos amino rūgštis, kurios dalyvauja ląstelės atstatyme, atlieka plastinę funkciją. Tai dabar aš jums vaizdžiai parodysiu, ką mes gauname su maistu, kokias amino rūgštis ir kaip jos dalyvauja anabolizmo, katabolizmo reakcijoje. O katabolizmas yra tas procesas, kai yra sudeginama organizmo ir pašalinama iš jo. Katabolizmas, toks žodis. Tai jeigu mes gauname baltymą iš maisto,
tai maistą mes valgome dviejopą – augalinės kilmės ir gyvulinės kilmės. Pasižiūrėkime, kaip atrodo anabolizmas ir katabolizmas maitinantis augaliniais baltymais. Augaliniai baltymai, tai parašysiu, augalinis baltymas. Mes jį žinome, kad augaliniai baltymai tai bus didžiausia grupė iš augalinių baltymų soja, taip pat visi ankštiniai, visos ankštinės kultūros ir riešutai. Jie turi gausiai baltymo. Tai anabolizmo poreikis, čia bus anabolizmas, čia bus katabolizmas. Anabolizmo poreikiui bus tik 18% išskirtų amino rūgščių eis ląstelės statybai, ne tik ląstelės, ir tarp ląstelinių audinių, aplamai visų audinių statybai. Kadangi visi audiniai sudaryti iš ląstelių, tai sakykim taip, ląstelės atstatymui, statybai tik 18%. Ir net 82% eis deginimui, kaip pašalinis produktas. Skylant baltymui skiriasi labai daug azoto junginių, nes baltymas tai ir yra azoto junginys praktiškai. Ir, kaip žinome, azoto junginiai be galo sunkiai yra šalinami iš organizmo. Toliau, tai čia valgėme augalinės kilmės baltymą. Toliau valgom gyvulinės kilmės baltymą. Gyvulinės kilmės baltymą mes gauname iš mėsos, iš žuvies, iš pieno produktų. Tai čia 36% eis anabolizmui, tam, kad pagamins statybinės plytas, ir 64% katabolizmui, deginimui. Ir būtent šitie degdami iš gyvulinės kilmės gauti baltymai, atliekos, azoto junginiai, jie labai užrūgština mūsų organizmą. Šlakų daug, toksinų daug. Ir sukelia kitas nepageidautinas reakcijas, būtent kai mes kalbam, kad valgydami baltyminės kilmės maistą, mes labai užrūgštinam savo organizmą. Vėlgi, rezultatas nėra labai geras. Toliau, valgome sekantį produktą – kiaušiniai. Kiaušiniai, galim sakyti, ir gyvulinės kilmės, ir ten yra tokių medžiagų, aplamai kiaušinis yra gyvybės šaltinis, ten yra lecitino, lecitinas pagrinde gaunamas iš sojos. Niekas nesupranta, kodėl kiaušinio struktūra yra būtent tokia. Tiek augalinės kilmės, tiek gyvulinės kilmės mes ten galime rasti kiaušinėje. Tai jeigu mes valgysim kiaušinius, tai anabolizmui bus skirta 48% ir 52% katabolizmui. Jau sakytume neblogas maistas šitą prasme, todėl kad pusę suvartoto baltymo mes naudojame organizmo atstatymui arba statybai, jeigu kalbėsime apie mažus vaikus. Bet tai vėlgi, kiaušinis čia turėtų būti nevirtas, kiaušinis čia turėtų būti žalias, bet kokia yra žalio kiaušinio grėsmė? Yra grėsmė apsikrėsti salmoneliozę. Toliau, ką daryti, kaip gauti tų gerų amino rūgščių, kurios atitiktų anabolizmo poreikį, statybai keliautų. Yra vienintelis būdas gauti iš tiesiai jau baltymus, vartojant amino rūgščių pavidale, amino rūgštis. Tada anabolizmui yra skirta 99% ir tik 1% katabolizmui. Praktiškai nėra jokių atliekų, nereikia šalinti. Viskas eina ląstelių statybai ir atsinaujinimui. Taigi apžvelgiam vieną iš 5 baltymo funkcijų – plastinę. Anabolizmas ir katabolizmas parodo, kiek turės sudegti nereikalingos medžiagos ir kiek medžiagos amino rūgščių pavidale nueis ląstelių statybai. Kita baltymo funkcija yra katalizinė. Tai reiškia, kad jinai dalyvauja praktiškai visų hormonų gamyboje. Hormonai tai taip pat amino rūgštis specifinės. Toliau specifiškumo funkciją atlieka. Reiškia, užtikrinamas tam tikras organų ir audinių specifiškumas, kuris būdingas tik tai tam ar kitam individui. Niekas kitas šito nepadaro, tik baltymas. Kita funkcija yra transportinė. Tai reiškia, kad tik amino rūgščių pagalba prie ląstelės prisitvirtina ir patenka į ją
tiek vitaminai, tiek mineralai, tiek kitos maistinės medžiagos, tiek riebalai, tiek angliavandeniai. Tai reiškia, baltymas arba aminorūgštis yra pagrindų pagrindas. Ir kai mokslininkai kalba apie žmogų kaip biologinę rūšį, jie sako, kad mes esame baltymas surištas vandenyje. Žmogaus kūnas yra 70% vandens ir 25% baltymas. Todėl baltyminiai produktai mums yra labai svarbu, ar jie būtų augalinės kilmės, ar jie būtų gyvulinės kilmės. Mes turime tiesiog atsirinkti, ko mums kokiu metu labiausiai trūksta. O šiandien aš jums noriu parodyti visiškai naują, iki šiol negirdėtą darinį, kuris vadinasi peptidas. Kas tie peptidai yra? Tai taip pat baltymai, specifinės baltymų liekanos, trumposios aminorūgščių jungtis. Ir kodėl jie mums tokie svarbus? Grįšiu į istoriją, į tarybinius laikus, kai studentam, medikam, kurie mokėsi karo medicinos, buvo iškelta užduotis sukurti preparatą, kuris padėtų kariams, taip pat žmonėm, kurie susidūrė su atominė spinduliuotė. Buvo iškelta užduotis kažkaip tai atstatyti jų organizmo funkcijas ir grąžinti į normalų gyvenimą. Stresas, pastovus palydovas ne tik tai mano paminėtų karių tarpe. Mes žinome, kad šiuolaikinis darbas žmonės labai dažnai taip pat vargina būtent stresų pavidalu. Aš pati kažkada tai dirbau tokį darbą, kur sakydavau 6, 7, 8 gilų stresai, visai normali darbo diena, nes būdavo ir iki 20. Taip organizmas ilgai negali tempti. Kas darosi, kai jisai pastoviai yra veikiamas streso arba didelių emocinių perkrovų? Organizmas tiesiog pradeda senti anksčiau laiko. Tai ir buvo rusų mokslininkų užduotis užkirsti kelią priešlaikiniam senėjimui. Tai mokslas įrodė, kad įvedant į racioną tam tikras medžiagas galima sustabdyti senėjimą. Ne tik sustabdyti senėjimą, bet ir sukelti organų atsinaujinimo procesą organizme. Dar vienas momentas, kada preparatas jau buvo bandomas su žmonėm, tiek Sankt Peterburgo institute gerontologijos, tiek Kijeve buvo atrinktos žmonių grupės, pagyvenusių žmonių grupės nuo 75 metų ir daugiau, ir jiem būdavo duodami tie preparatai. Bandymas vyko 5 metus ir mokslininkų išvada buvo tokia. Tose grupėse, kuriuose buvo duodama preparatai, rusų mokslininkų sukurti, mirštamumas sumažėjo 40%. Ką tai reiškia? Reiškia, mirė tik tai iš 10 6. Tai yra daug, gerontologų didelis pasisekimas yra šitoj vietoj, bet kas svarbiausia, ne tiek svarbiausia buvo sustabdyti mirtingumą. Svarbiausia buvo, kad tie pagyvenę žmonės, kurie dalyvavo šitame projekte, šitame tyrime, jie pasijuto tarsi naujai gimę. Jie atjaunėjo. Kai atliko mokslininkai jų biologinio amžiaus matavimus, jie pamatė, kad šitie žmonės praktiškai atjaunėjo 30 metų. Įsivaizduokit, ką reiškia 80-mečiui atjaunėti 30 metų. Arba kitaip galiu pasakyti, jie įgavo dar vieną rezervą ilgesniam kokybiškam gyvenimui. Mes visi pagal gyvenimo trukmę galim gyventi iki 110 metų. Tačiau iki 70 metų mūsų organai sudyla iki tiek, organizmas neturi jėgų praktiškai kaip atsistatyti ir pradedam senti, o sulaukę 70-75 metų praktiškai mirštame. Nes kiekvienas organas turi maždaug 30% dar potencialą atsarginių ląstelių, kurios yra nepajungiamos. Jos pradeda funkcionuoti po 70. Ir jeigu mes tinkamą stimulą tom ląstelėm randam, pažadiname jas, tada organizmas paleidžia į darbą
tas rezervinės ląsteles ir taip turi galimybę gyventi maždaug 30-40 metų ilgiau, negu būtų gyvenęs paprastai. Tai gerontologijos didelis pasiekimas. Kas tai yra gerontologija? Tai mokslas, kuris tyrinėja senatvinės problemas. Kaip jos atsiranda, kodėl jos atsiranda ir kaip to išvengti. Tai kas čia per stebuklas, apie ką aš kalbu šitiek laiko? Tai yra peptidai. Ir mokslininkai aptikę peptidus, jie buvo apdovanoti įvairiais vyriausybiniais apdovanojimais, gavo mokslinius laipsnius. Ir kur tie peptidai yra panaudojami šiuo metu? Peptidinė terapija. Tai pirmiausia yra sunkių ligonių gydymui, tai yra tų ligonių gydymui, kurių organai susidėvėja, bet yra vilties, kad dar nemirštantis. Labai plačiai naudojama sportiniai medicinoje, nes treneriai ir sporto gydytojai pastebėjo, kad vartojant peptidus traumos išgydomos perpus greičiau. Ką reiškia sportininkui, anksčiau grįžti į rikiuotę, man atrodo, nereikia aiškinti niekam, visi suprantam. Bet kokios traumos, ne tik sporto, kam malonu vaikščioti gipse mėnesį, kai galėtų būti tik tai 2 savaitės. Kas nenorėtų po nudegimų, po sudėtingų operacijų gražiai atrodyti, kad oda atsinaujintų, ataugtų tokia, kokia buvo anksčiau, kad neliktų randų, tai plačiai panaudojami ir plastiniai chirurgijoje. Toliau didelis panaudojimas su didelė paslaptim, bet šiandien jau tai nebėra paslaptis. Rusų scenos žvaigždės, politikai lygiai taip pat sėkmingai naudoja peptidus savo sveikatai pagerinti. Štai mes dažnai stebimės, kad aišku, jie darosi ir plastinės operacijas, bet kad būdami 60 ir daugiau jaučiasi scenoje kaip jaunuoliai, nieko nenusileisdami jiems. Kaip tai veikia? Kaip peptidai veikia? Yra 2 bazinės molekulės – peptidas ir DNR. Kad DNR atsakinga už visą tai, kas vyksta mūsų organizme, mes jau žinome šitą. Bet kaip paveikti DNR, kad jinai duotų tinkamas komandas visoms ląstelėms? Tai vat, peptidas būtent ir yra ta trumpoji grandinėlė informacijos, kuri kaip raktelis atrakina DNR ir DNR duoda komandą sintetinti baltymą. Prisiminkite, nuo ko prasidėjo šita laida. Atsimenate, kokią schemą aš jums parodžiau. Tai, kad visa tai vyktų ląstelėje, visas šitas komandas duoda DNR, pagrindinė ląstelė, kuri neša informaciją, kaip organai turi gyventi toliau. Taigi, peptidas yra specifinis baltymas. Ir jeigu aš jums kalbėjau apie anabolizmą ir katabolizmą, tai jūs turbūt supratote, kad ląsteliai neužtenka gauti baltymą. Jei baltymas reikalingas specifinis, būtent kad atlikti šitą funkciją. Tai vartodami peptidinius preparatus, mes labai sėkmingai einame tiesiai į ląstelės DNR ir atrakiname ją. Paleidžiame visą informaciją ir visas galimybės, kad organizmas pats save reguliuotų. Mokslininkai čia nieko naujo nesukūrė, jie tiesiog nukopijavo gamtą ir priminė žmogaus organizmui apie jo savireguliacinės galias. Iš kur ima tuos peptidus? Pastebėta, kad peptidai identiški yra gyvulių organizmuose. Taigi visi peptidai, kuriuos naudoja Sankt Peterburgo gerontologijos instituto mokslininkai, visi peptidai yra gaunami iš jaunų veršelių. Iš tymuso gaunamas hormonų peptidas, iš kepenų gaunamas kepenų peptidas, iš plaučių gaunamas plaučių peptidas, iš konkorežinės liaukos gaunamas tymusas. Tai yra būtent tie organai, gyvybiškai būtini organai yra. Ir jie reguliuoja visą žmogaus organizmą. Ir todėl peptidą gavę, jeigu gavom kepenų peptidą, tai jisai ir nukeliaus į kepenis, jisai niekur nedings. O jeigu aminorūgštį sunaudojame,
tai dar neaišku, ar liks liekanų peptidams pasigaminti organizmo viduje. Todėl papildomas peptidų vartojimas, jisai suteikia organizmui labai didelę pagalbą. Jisai paskatina organizmą ne tik tai pačiam prisiminti, ką jisai turėtų daryti, bet ir palengvina, kad jam nereikia sintetinti peptido arba laukti, kol liks nuo aminorūgštės liekana peptido pavidale. Kokius produktus mes galėtume šiandien jums pasiūlyti? Mokslininkai sukūrė kelias grupės ir aš pabandysiu jas dabar apžvelgti. Pirmiausia produktų grupė yra citomaksai. Tai yra natūralūs peptidai, paimti būtent iš atitinkamų jaunų veršelių organų. Jie veikia kaupimo principu. Jie prisikaupia tam tikrą laiką, veikia ir dar nustojus vartoti, dar apie pusę metų, peptidai veikia organizme. Kita grupė yra citogenai. Citogenai tai yra atskiros aminorūgštės, sujungtos, dirbtinai sujungtos, bet natūralios, paimtos iš organų, bet dirbtinai sujungtos į tam tikras peptidinės grandinėlės ir jie veikia akimirksniu, kaip vaistai, bet tai nėra vaistai, tai yra maisto papildas, bet jų veikimas yra toks prilyginamas pagal greitį. Mes galim pasakyti, kad jie veikia kaip vaistai, jie eina būtent į tą vietą, į tą pažeistą organą ir jie atstato. Ir veikia tol, kol mes juos naudojame. Reiškia, jeigu turime rimtą problemą, kurią reikia spręsti, bet aišku pasikonsultavus su savo gydytoju, patys to nedarykite, tai tada mes naudojame citogeną. Jeigu mums reikia profilaktinio poveikio, mes naudojame citomaksus arba po citogenų naudojimų pereiname prie citomaksų. Turime stulbinamus rezultatus. Apie rezultatus aš jums nekalbėsiu, tiesiog žodis stulbinamas pats pasako viską. Kita grupė yra peptidiniai kompleksai. Lašiukų pavidale. Jie tepami po 3 lašiukus maždaug ryte ir vakare. Toj organizmo vietoje, kur yra plona oda, pavyzdžiui, ir kur prateka didžiosios kraujagyslės, kur matom. Ryte vakare mes pasitepam ir to užtenka. Šitie peptidiniai kompleksai yra 5 kartus silpnesni negu citogenai arba citomaksai. Ir naudojimas yra paprastas, 3 mėnesius naudojame, po to galima, jeigu mes turime kito organo problemas, naudoti kito organo veiklai pagerinti. Ir taip jų yra iš viso 19. Yra sukurti mezoteliai. Mezoteliai tai yra ne peptidiniai maisto papildai, bet jie yra sukurti cholino pagrindu. Jie yra labai stiprus imunomoduliatoriai. Taip pat atlieka funkciją kaip antioksidantai. Mezoteliai yra tiek išoriniai, tiek vidiniai, jų yra po 3. Taip pat galima pasirinkti ir tam tikrus maisto papildus, bioaktyvius maisto papildus. Tai yra mikroelementų, vitaminų šaltinis. Jų mes turime 14. Sukurta ir kosmetikos linija, peptidinė linija, tai reiškia naudojamas peptidas odos ir kremzlinių audinių peptidas. Jisai pagreitina kolageno atsinaujinimą, elastino atsinaujinimą odoje, oda tiesiog atjaunėja žmogus, pašviesėja, dingsta pigmentinės dėmės, yra specialūs kremai tam sukurti, taip pat mažėja raukšlės, smulkios raukšlės išnyksta visiškai, o gilios raukšlės pasidaro nebe tokios gilios. Tai kremų yra 2 serijos, komplimentas ir Revilainas. Yra iš viso 19 produktų. Pagal įvairiausią jūsų poreikį galėsit pasirinkti. Yra priemonės burnos priežiūrai. Va čia, sakyčiau, yra mano svajonės kažkada tai įgyvendinimas. Aš visą laiką galvodavau, kaip būtų gerai, jeigu kažkuom pateptume dantenas ir ataugtų dantis. Tai vat, mokslininkai sako, greitai jau turėsim produktą, kuris patepus atauga visiškai dantis, kaulinis audinys atsistato, bet tie burnos priežiūros priemonės yra fantastiškos. Viena iš dantų pastų yra su mumijo. Mes
atsimenam, ką reiškia mumijo ir kaip mumijo veždavo iš Rusijos kaip didžiausią turtą ir už tikrai labai labai didelius pinigus. Kita dantų pasta skirta kovai prieš parodontozę, tai taip pat šiuolaikinė problema nuo netikusio maisto, nuo rūgščių šarmų pusiausvyros netinkamos burnoje, pas daug ką kraujuoja dantenos ir atsiranda pirmieji parodontozės požymiai. Tai naudojantis šios burnos priežiūros preparatus, taip pat balzamas yra, mes pilnai galime sutvarkyti tiek burnos gleivinę, tiek yra toks atsiliepimas, kad dantis klibėjo priekiniai nuo parodontozės paveikti ir naudojant šitas priemonės visiškai nustojo klibėti, dantis sustojo į savo vietą, ataugo kaulinis audinys. Yra tokie pasakymai, pati asmeniškai nemačiau, bet tikiu, todėl kad kalbėjo žmogus, kuris tikrai turi fantastiškus rezultatus šitoje srityje. Toliau yra plaukų priežiūros priemonės, dabartinis ypač po naudojimo cheminių priemonių, ypač jaunos merginos pastebėjo, plaukai slenka, lūžinėja, negražus, nepaslankus, niekas nepadeda. Tai va čia yra priemonės su peptidais. Peptidas taip pat patenka į plauko svogūnėlį. Ten jame yra pagrindę iš kremzlinio audinio peptidai paimti ir jie pilnai atstato plauko folikulą, plauko svogūnėlį. Plauko funkcija, plaukas pradeda žymėti, plaukai pradeda augti, ant savęs pajutau, 3 mėnesius tik panaudojau šampūną, netgi balzamo dar neturėjau, tik šampūną panaudojus, pati nustebau, kai nuėjau pas kirpėją, kirpėja sako, tik buvai ir vėl atėjai. Taip pat labai didelis pasirinkimas kompanijoje yra ajurvedinių arbatų, kadangi vienas iš kompanijos viceprezidentų yra iš 4 kartos, jau šeimoje jisai jau yra 4 kartos ajurvedininkas. Pagal išsilavinimą tai yra farmakologas ir kompanija sukūrusi tokias ajurvedinės arbatas, kurios pradeda praktiškai detoksikuoti organizmą, atstatyti gyvybinės galias ir taip pat yra serija arbatų, idealus svoris, kur manyčiau, kad labai svarbu moterim, kurios nori kovoti su antsvoriu. Bet visas priemonės reikia vartoti tinkamai. Bet kokiu atveju reikėtų pasikonsultuoti ar su jūs gydančiu gydytoju, ar su dermatologu, jeigu turite odos problemų specifinių. Niekada nebandykit nieko daryti nepasikonsultavę. Anotacijos yra, aprašymai yra. Bet jeigu turite kažkokių rimtų problemų, konsultuokite su specialistais. Specialistai visada patars. Dėl išsamesnės informacijos, produktų įsigijimo galimybės, dėl konsultacijų, kreipkitės telefonu, kurį matote ekrano apačioje. Tai tiek norėjau šiandien jums parodyti, suteikti informacijos. Aš manau, kad tai, ką jūs šiandien išgirdote, jūsų gyvenime padarė perversmą. Skubėkite savo sveikatą atstatyti būtent tom priemonėm, apie kurias mes šiandien kalbėjome. Laukiu jūsų kitose susitikimuose.